Pradėkim poetiškai. Kiekvieno jauno žmogaus gyvenime ateina laikas, kai reikia pasirinkti savo kelią. O dabar paprastais žodžiais. Baigi vidurinę, eini mokytis profesijos, baigi tą mokslą, dirbi. Viskas paprasta. Išskyrus tą smulkmeną, kad dažnas jaunuolis nežino, kuo norėtų būti, ko mokytis, ką dirbti. Jei tu vienas iš jų, dėja nesi niekuo ypatingas. Tokių kaip tu daug. Bet nenusimink, šitie 4 filmukai turėtų tau padėti apsispręsti. Ar bent jau nepakenkti tai tikrai. Pirmas žingsnis. Savęs pažinimas. Kodėl yra svarbu pažinti save? Kad lengviau apsispręstum, kuo nori būti ateityje, turi tiksliai žinoti, koks esi dabar. Jei mėgsti krapštyti tepaluotus variklius, greičiausiai nesirinksi programuotojo specialybės. Kai gerai žinai, koks esi, ko nori ir ką gali, lengviau vertinti, ką dar reikia padaryti, kad greičiau pasiektum savo tikslą. Kaip sužinoti, koks esi? Ko gero niekas nepažįsta tavęs geriau nei tavo tėvai. Pasikalbėk su jais, kokią tavo ateitį mato jie. Mokytojai per keletą metų irgi spėja savo mokinius pažinti. Tiek jie, tiek tėvai tave mato iš šalies. O būtent tokios nuomonės tau dabar ir reikia. Taip pat paklaus draugų, kaip jie tave vertina. Kartais net ir spontaniški pokštai kaip "tu tai geras kalvis būtum" gali paskatinti pasirinkti tinkamą specialybę. Internete daug asmenybės testų, išspręs keletą. Bet prisimink, kad internetas pilnas ir šlamšto. Ir net jei testas atrodys geras, jo parodymai niekad nebus tikslus atsakymas. Tai bus tik gairės užuominos, kurios gali tave nukreipti teisinga linkme. Jei turi galimybę, pasikonsultuok su karjeros specialistu. Jie juk ne veltui taip vadinami. Kaip sužinoti, ko nori? Toks keistas palyginimas. Atsidarai šaldytuvą ir jame matai stiklainį majonezo. Bet majonezo šiuo metu nori jogurto. Jogurto šaldytuve nematai, nes jis niekšas už majonezo pasislėpęs. Tai jeigu nepasivarginsi ir majonezo nepatrauksi, pats kaltas būsi, kad jogurto neradai. Kitaip tariant, turi netingėti pasidomėti, kokios yra galimybės, kokios specialybės pasaulyje egzistuoja. Kažkuri iš jų tau tinka idealiai, tik pats dar nežinai to. Nemokamos praktikos, savanorystė, vasaros darbas yra geros progos išbandyti save vienoje ar kitoje veikloje. Tik pamėginę sužinosi, ar patinka ar ne. Kaip sužinoti, ką gali? Įvertink savo fizinės galimybės. Jei tarkime esi liesas ir jokios treniruotės nepadeda užsiauginti raumenų, nesirink tokios specialybės, kur tų raumenų reikia. Įvertink savo protinės galimybės. Jei nesupranti chemijos, nesirink tokios specialybės, kuri reikalinga. Tikrai nebūsi daktaru, jei nesupranti, ko skiriasi CO2 nuo anglies dvideginio. Palauk, gal čia tas pats? Tiek to. Įvertink savo gebėjimus. Jei patinka ir gerai sekasi remontuoti daiktus, kodėl nepavertus to darbu? Jei patinka piešti, tapyti, tai irgi gali būti karjeros pagrindas. Būk dizaineris, būk architektas, būk tapytojas, jei nori. Tik gerai pažinodamas save ir vertinęs visas galimybės, galėsi tiksliau pasirinkti profesiją. Bet apie tai kitoje dalyje.